Čia bus garantuotai, pradėsim šnekėti, bus eisi tūlika, taip. Tada čia visą. Turėsiu vieną ten susitikimą, bet neatrašo, tai gal ir neturėsiu. Svarbu rankoje neprimyštų. Jau girdi toks. Atsimenu vieną grupiokę, kuri visą laiką krapštydavo užpakalį. Visos klasės gauna naujas auklėtojas, o mūsų tipo ta pati. Aš taip pradėjau savo karjerą, gaudžiau drugelius. Pirmas vaidmuo yra drugelių gaudytojas. Gaudytas jo su mėlyna maikė ir kibirkštis kitoj vietoj variklio ir ugnis taip. Ir mes tiesiog abudu ten pradėjom rėkt, pradėjom bėgt, bėgom į mišką ir tiesiog tas, grinai, vat, kai būna filmuose tas tarp lapų toks. Aš taip įsivaizduoju, jeigu filmuotų, žinai, kažkas iš šono. Sėdi bičas, atsirėmęs į motorolerį, Barcelonai ir girdi. Nauja rubrika pas mane yra kvaili klausimai. O, ir toks kvaili klausimai. Iš 18, gerai, 23. Aktoriai pas aktorių. Labas, žmogau, esantis kitam ausinių gale, o gal ir ne ausinių, gal super galingos garso sistemos, gal mašinos kolonėlių, o gal tiesiog telefono gale. Smagu ir malonu, kad vėl pasirinkai būtent šią tinklalaidę, nes mes, aktoriai, tau esam paruošę pasakojimų iš savo slaptų užkaborių, istorijų iš kulisų ir šiaip iš savo įprasto gyvenimo. Šiandien su manim savo istorijomis dalinsis kol kas dar jaunosios kartos aktorius, nuostabaus balso savininkas, ypatingai perspektyvus dainų rašytojas, YouTube video kūrėjas. Ir patikėkit manim, nuostabus ir šiltas žmogus, Mantas Bendžius. Labas. Labas Rokai, ačiū už tokį gražų ir išsamų pristatymą. Labas visiems, kurie klausys. Nieks čia mūsų neklauso. Atsidarykim statistiką dabar ir pasižiūrėk. Ne, per skaudu. Aš vis laik sakau, parašykit, kas klausot. Parašo gal, du kolegos. O šiaip žmonės nerašo. Man šiaip žmonės nerašo. Tau rašo per Instagramą, pavyzdžiui. Jeigu prašau, ar šiaip, tipo? Šiaip, arba prašai. Labai retai kažkas parašo kažką, žinai, kas jiems ten surezonuoja. Dažniausiai su gyvūnu surezonuoja kažką, žinai, juokinga, nes žmonės daug kas turi ir, man irgi, žinai, taip. Jeigu ten šiaip kažką pats labai, žinai, tai nebūtinai. Aš per daug kažkokių tokių klausimų dažnai neklausiu viešai, žinai, tai į tą pusę ne. Bet jeigu padarai kažkokį konkursą, pavyzdžiui, dabar paskutiniu metu dariau ten porą konkursų dėl bilietų, žinai, koncertą. Nemokamą bilietų. Jo, kad tipo... Tada tai aišku visi. Tai tada tikrai jo, parašo, žinai, gauni tą... Bet buvo, atsimenu, anksčiau ten būdavo tas populiarus toksai dalykas, kur klauskit manęs ten kokio nors klausimų, tipo, ir atsakysiu, ten turiu laiko. Tai anksčiau, kai buvo tas bumas, kai tik atsirado tas toksai formatas, tai jo, ten padarydavai, klausdavo. Dabar kažkada... Gal prieš kokį pusmetį, gal dar biškiai anksčiau bandžiausi, tai, taip vangiai, žinai, kažkas kažką paklausė, bet taip supranti, kad žmonėm jau kažkaip atsivalgė visi to tokio, žinai, interaktinimo labai, žinai, su tavim per tos socialinius tinklus ir iki galo niekam jau turbūt taip ir neberūpi. Gal tikrai geras žodis, atsivalgė. Tikrai, aš manau, žinai, kai anksčiau būdavo, ten atsirado, ten visi vieni kitus tagindavo, tada ten ateina pas tave krūva, ten naujų kažkokių žmonių, toks labai, žinai, būdavo. Dabar kažkaip visi taip kritiškiau, manau, pasižiūri, kas čia tas žmogus, įdomu, neįdomu, nesek. Žinai, taip labai, nes aš, pavyzdžiui, irgi pats taip, žinai, darau, kad ten kažką sekti ir žiūrėti, ne, aš taip pasižiūriu. Nežinau, ar man čia labai aktualu, žinai, tai jeigu reikia kažko vienetiniam atveju susirandi. Nebent daryti turi skandalus arba būti politikas. Visiškai, iš tikrųjų, jo, arba tada jau, kas arčiausiai mūsų pusės, tai iš viso to dalyko, žinai, juoktis ir komedijuoti ir vaidinti kažkokį juokingą turinį, žinai, tada tik tais ateina tie žmonės ir kažkaip prašo, bet jo, nėra labai, kad ten, žinai, visi rašytų krūvom. O YouTube'e daug gaunat komentarų? Būna, jo, bet YouTube kažkaip visai kitokia platforma, ten žmonės kažkaip nepatingi rašyti, pakomentuoti, pavyzdžiui, jeigu pasakai, kad parašykit nuomonę, kaip jums toks formatas, tai ir parašo žmonės, atitinkamai nuo tiek, kiek tave pažiūri, aišku, žinai, ten jeigu 100 žmonių pažiūri, tai parašys tas procentas, bet jeigu, žinai, pažiūri tave tenais
sakykime, nežinau, ten 50-60 tūkstančių, tai aš pasižiūriu, nu ten turim omeny po kitais žmonėmis, tai tu pasižiūri komentarus, ten, žinai, 700, tai ten visai atrodo kitoks toksai, kitokia ta platforma, jinai kitaip veikia ir kažkaip žmonės ten atrodo sąmoningiau žiūri ir jie supranta, kad tas kūrėjas iš tų komentarų, iš tų laikų ir subscribe'ų gauna didesnę algą ir jis dėl to gali kurti tą turinį, žinai. Gal tiesiog ilgesni video, Jo. žinai, žmogus daugiau skiria laiko, Jo, ir jis o tada Instagramas yra toks greitas maistas. Visiškai, jo, visiškai. Nu, nuklydom čia gerai. Nuklydom jo kažkokį čia. Kas buvo baisiau? Pasipiršti ar filmuotis nuogiems? Tai galvoju dabar, pasipiršti gal buvo tikrai ir svarbiau, ir baisiau, bet tas baisumas toks kitoks, žinai. Aš iš tikrųjų tai galvojau, kad man žiauriai gerai pavyks pasipiršti ir taip, žinai, nu taip labai, taip... Filmų įtaka? Jo, tikrai toks, bet aš ten atsiklaupiau visą, žinai, apsidrėbėjęs visas ir nu, žinai, toksai. Tai tas jausmas jo, bet iš gerosios pusės, žinai, jisai buvo baisus toksai. O nuogam tai, nežinau, kažkaip ten, kažkokio momentu šiek tiek būna nejauku, bet paskiau tu, žinai, jeigu darai kažkokį darbą, tai ir darai, nu, jeigu supranti, kodėl čia taip reikia daryti, žinai, tai kažkaip, nežinau, gal kad aš niekada per daug nesigėdėjau, nei ten savo kūno, nei kažko, toksai darai, žinai, ir tiesiog turi būti normali priežastis tam, o ne šiaip, kad, žinai, Mintis. Jo, Dėl ko tai darai? pabūk nuoga, žinai. Nu, ten jeigu yra kažkokia, sakykime, filmuojasi ir yra intimi scena, meilės kažkokia, nu tai, žinai, neklausi režisierių, o kodėl iš čia nuogas? Žinai, toks. Tai čia tie savaime aiškus, bet jeigu būna kažkoks labiau meninis sprendimas, dažnai teatre koks nors, tai toks jo, pasiklausi, kaip čia ką. Filmavimo aikštelį, kiek žmonių buvo? Dabar paskutiniam, kai filmavausi seriale, tai... Ne, tam klipe, kur jūs nuogi filmavo. Ai, tenais, klipe, tai... Nes, žinai, žmogus sėdi prie ekrano, žiūri jūs du, Yeah. arba ten jūs po vieną, ir atrodo viskas taip jaukiai, fainai, bet ta virtuvė, žinai, va, Yeah. jūs stovit, sukatės ant tos platformos, jo. o priešais jūs kiek kamera, garsis, ne, Buvo du žmonės. Du žmonės. Du žmonės. Operatorius ir jo, šviesų irgi nebuvo, tai operatorius ir tiesiog kolega, kuris, žinai, dirba ir žiūri ir padeda, tipo. Tai buvo jo. Bet mes daugiau mažiau viską filmavom, žinai, iki pusės apsirengę, tiesiog paskutiniam kadrui, žinai, nusirengėm, tai jie iš vis išėjo, žinai, mes nusirengėm, atsistojom, įsitaisėm ir jie tada parėjo ir nuspaudėm, žinai. Tai... Man šitas labai juokinga būna. Aš kažkada pirmą kartą turbūt filmavaus nuogas duše, sako, bet žiūrėk, nu čia labai ten derino, čia ar galėsi, ar negalėsi, Yeah. žinai. Sakau, nu viskas okei, man tipo negėda. Mes tau sukursim aplinkybės, žinai, bus tik tai operatorius ir garsistas. Nu ir iš tikrųjų operatorius, garsistas, nieko daugiau, bet už durų yra taigi tas, nu, monitorius Yeah. prie kurio visi suspitę ir žiūri. Yeah. Nu jo. Yra šitas, jo. Augai Jurbarke. Yep. Pačiam Jurbarke ar kažkur? Pačiam. Sakykime, mieste, bet ne centre, o tokiam miesto pakraštyje, bet, žinai, dar skaičiaus ne rajonas ten, o miestas, žinai. Ėjai į darželį? Ėjau. Atsimeni, ką nors iš darželio? Atsimenu vieną grupiokę, kuri visą laiką krapštydavo užpakalį. Nežinau, kodėl, bet aš ją puikiai atsimenu, jinai visada krapštydavo užpakalį. Ir atsimenu maistą kažkodėl, tai tokius virtinukus ir tą kvapą. Tai va čia, bet man jie labai patiko, tai va šitą momentą, kur juokingas jo, kad krapštydavos visada. O daugiau kažkaip... Kas vaikui įstringa? O daugiau... Nu, atsimenu, kad vat, kažkaip sunku man būdavo miegoti, tai ten po kažkurio metu susiderino, nes ir dar kitiems keliams vaikams nėjo miegoti, kad mūsų, kol visi miegodavo, išleisdavo į rūbinę, mus ten būti žaisti. Tai va šitą atsimenu, kažkaip sudėtinga man būdavo miegoti, nežinau kodėl. O daugiau, tai taip jau prasiplovė viskas. Mokykla. Pradinės klasės. Atsimeni, ką nors iš pradinių? Gaudynės tik kai žaisdavom, atsimenu, man atrodo, gal 4 klasė jau kai išeidinėjom, gal į 5, atsimenu, kažkaip buvo kažkoks žiburėlis, ten tėvai buvo ir mes ten vieni po mokyklą lakstėm, jau ten nebuvo žmonių, tai atsimenu, va šitą labiausiai
su klasiokais bėgiojom ir net buvom su šitam tokiam golfom, atsimenu, pilkom, žinai, jos net šlapios buvo. Tai va šitas kažkaip iš pradinių daugiau. Dar atsimenu mūsų auklėtoja buvo tokia matematikos labai mylėtoja. Ir aš dabar suprantu, kad jinai mus apgaudinėdavo, nes jinai, pavyzdžiui, sakydavo, mums yra kūno kultūra ir jinai ateina ir sako, nu žinokit, salė užimta, tai nepavyks, tai pasidarysim čia klasėje kūno mankštelę ir tada galbūt kokią matematiką. Ir tuo metu tu toks, žinai, sėdi ir, blema, kaip čia taip užima, nu, okei, žinai, nu ką darysi, žiauriai liūdna. Bet tu supranti, kad iš tikrųjų tai pamokos laikas, tai tau jau buvo paskirtas, nu, niekas ten negali nieko užimti, žinai. Tai ir jinai, tai va, tą matematiką mes papildomai spręsdavom. Ir dar būdavo ilgoji pertrauka, man atrodo, 15 minučių, tai jinai mums darydavo 10 minučių ir jinai tokiam trikampį būdavo mūsų, žinai, visas tas klasės ir visos čia ketvirtos ar ten, ir visi būnam tai pertraukoj. Ir jinai lieka dar 5 minutės, visi vaikai laksto, jinai išeina su savo varpeliu, taip, din. Ir mes jau B klasė jau eina į vidų, jau nusiramint, ruoštis jau į pamoką, žinai. Bet jinai tokia griežta buvo, arba taip? Jo, jinai tokia keistai griežta nebuvo, jinai kažkokia tokia, žinai, kur ten labai bloga, bet turėdavo savo tokių kažkokių dalykėlių, tokių biškių. Bet užtat labai gerai matematiką išmokai. Įsivaizduok, tikrai man matematika nelabai sekėsi. Tai va tuos dalykus atsimenu. Bet ir didžiausia, nu kaip čia, dabar iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai man nei čia trauma, nei ką, man tiesiog juokinga, bet tuo metu buvo labai, labai liūdna, nes tu, kai baigi 4 klases, tu išeini jau į 5, visada keičiasi tavo auklėtoja ir tu eisi po visus kabinetus ir tu to lauki. Ir mes ateinam į rugsėjo 1 ir sužinom, kad mūsų pradinių klasių auklėtoja nusprendė tapti nebe pradinių klasių auklėtoja, o toliau mūsų auklėtoja ir jinai bus toliau mūsų tiesiog auklėtoja. Tipo. Ir mes ateinam ir visos klasės gauna naujas auklėtojas, o mūsų tipo ta pati. Ir mūsų visų reakcija tokia, kad kodėl, va. Ir iki kada jinai buvo? Jinai buvo iki 9 gal klasės. Wow. Jo. Nu toks, žinai, kažkoks toksai, bet po to jinai ten pati persikvalifikavo, nebenorėjo, žinai, su tais jau visai mažais vaikais, tai jinai po to tiesiog buvo etikos mokytoja, tai aš pas ją lankydavau etiką ir jinai buvo mūsų auklėtoja, žinai, tai dabar taip irgi supranti, kad jinai tiesiog pavargo irgi nuo tų, žinai, kad augina, jinai norėjo išėti tą etiką pamokinti ir, žinai, šiek tiek paprasčiau, manau, ir jai, žinai, bet turbūt dėl papildomų ar finansų ar kažko pasiėmė dar mus kaip klasė. Jeigu dabar klausytų, jinai tai džiaugtus. Turbūt, jo, labai, linkėjom. Blemba, kaip nenorėjom. Kaip mes jūsų nenorėjom. Wow. Buvo krepšinį tu žaisdavai, ne? Aha. Nuo kada pradėjai žaisti krepšinį? Taip, žinai, žaisti, tai aš pradėjau, net neatsimenu, nuo kada pas močiutę aš gyvendavau ten kas antrą savaitę dėl mano tėvų darbo, žinai, tai aš tą savaitę kiekvieną dieną ir būdavau kieme ir žaisdavau aikštelė su vaikais, tai o taip, sakykim, kad jau kažkaip rimčiau, ar kažkokios net buvo mintys šiek tiek užėjusios, kad gal norėčiau pabandyti čia kažkaip tą krepšinį, nes pradėjau girdėti, žinai, pirmus gandus, kad kai kurie iš Jurbarko bernai išvažiuoja į Kauną, žinai, ten į Čiurlioniukus ar Saboniukus, dabar nežinau, kuri ten mokykla, o gal ir abijos Kaune. Tai toks kažkoks buvo užėjęs, bet taip iki galo, žinai, ir neišsivystė, bet labai daug laiko žaisdavau. Vasarą tai realiai nelabai būdavo iš tikrųjų Jurbarke daugiau ką veikti. Arba darai blogus dalykus, arba darai sportą kažkokį ir ten važinėjai dviračiai, žinai. Tai aš žaisdavau ir važinėdavau dviračiais, jo. O šiaip mokinys buvai geras, ar ne? Pažymiai. Pažymiais? Aš taip apie 7, 8, 9 va tame. Labiausiai toks 8, tai jo toks. Tai geras mokinys. Nu toks kažkoks toks. Aš tikrai per daug nesistengdavau, žinai, kai ten būdavo visokie perlaikymai, kad ten, pavyzdžiui, parašai kontrolinį ir tada gauni jau iš kitos klasės atsakymus ir ten pasakai, kad nori perlaikyti mokytojai, žinai, ir tada su atsakymais perlaikai, kad būtų 10. Man kažkaip to nereikėjo, bet mano tėvai kažkaip niekada manęs taip, žinai, nespaudė, kad čia turi varyti, nes taip suprantu, kad dauguma moksleivių daro tą biškį ir dėl tėvų, nes reikia tų 10, žinai. Man kažkoks toks buvo, nežinau, biškį. Dar,
kam čia kažką meluot, žinai, ne aš ten daugiau skaitysiu, ne aš ten daugiau mokinsiuosi. Jeigu kažką ten daugiau mokinies, tai jo, tada gal ir perlaikai, bet kai žinai, kad tik su tais atsakymais, tai man kažkaip ne, man atrodo, tas 8 būdavo pilnai geras pažymys, žinai, toks tipo. Tai toks jo, vidutinis. Žiūrėk dar dėl krepšinio, kai augai, kas buvo tuo metu, į ką lygiuodavais, ką žiūrėdavai? Turiu menį jau iš profesionalių, ne? Jo. Nu, aš kažkaip visada tai, kadangi kai pradėjau žaisti kompu, tai pradėjau žaisti NBA nuo 2005, man atrodo, tai kažkaip aš su LeBrono Jamesu kaip augau, taip ir augau ir dabar vis augau ir dar vakar ar užvakar žiūrėjau Lakersų rungtynės atsisukęs, nes man jis kažkoks yra va toksai ir aš jo turiu ir plakatą namie ant sienos, tai aš su juo visiškai užaugau, žinai, tai jį lygiuodavos kažkaip į Lietuvos ar ten Europos, aš visai kažkaip nesekdavau, nežiūrėdavau, žinai, tas NBA toksai vis tiek, ypač man atrodo, paaugliam vaikam, žinai, toks iš ten ateina visi ir Kobe Bryant, tai visi, tai aš jos NBA kažkaip augau, bet labiausiai tai per žaidimus, žinai, prisižiūriu kažkokių judesių, paskiau varai pats karto, žinai, nu toks. Tai, bet jeigu taip reiktų išrinkti, tai LeBronas, jo būtų mano staras. Crazy, 20 metų varo, čiuvakas, tokiam lygiam. Visiškai. Vaivorykštė. Tai yra teatro būrelis, ne? Teatro studija, kaip čia pavadinti. Jo, jaunimo teatro studija. Kodėl ten taip norėjai, kaip ten atsidūrėjai? Nes tavo ir brolis ėjo, ir pusbrolis ėjo, tai jie nutempė, ar... Jo, iš tikrųjų, tai aš ten toks biški, kaip tas, po blato, kaip tas žodis vadinasi, nežinau, kaip čia pasakyti, žinai, kur toks, per pažintis, va taip pavadinkim. Buvo, kai rinko mano tų metų visą tą būrelio grupę, kažkaip pirmais, man atrodo, metais jie darė kažkokią atranką, kad tarsi tu turi užpildyti kažką ar ten nueiti, žinai, ir aš praleidau. Bet aš žinojau, kad jau mano pusbrolis, kuris 2 metais vyresnis taip grupėje bus, žinai, ir mano brolis buvo, ir dar kitas pusbrolis, ir aš toks, nu tai aš labai noriu kažką ir tam pusbroliui, ar ten gal net mano mama paprašė, nu kažkaip, žodžiu, kad kažkaip pasakyk, kad čia yra man tas toksai ir jis irgi norėtų, žinai. Tai ten su ta vadovė susisiekė ir jinai sako, aišku, tegul atvaro, tipo, viskas fainai, žinai. Tai va taip atsiradau aš tenais. O kodėl tu ten norėjai? Ten sklido kalbos, kad labai fainai. Jo, ten kažkoks toksai, nu vat vėl ta viena, žinai, mažo miesto ta problema, kad arba tu kažką užsiemi faino, arba tu darai, žinai, tos kitus dalykus. Nu, labai aiški ta atskirtis būdavo ir tu taip puikiai supranti, kad nori daryti kažkokius pozityvius ir įdomesnius dalykus, žinai. Ir dėl to kažkaip ten labai norėjosi. Tai pavyko tenais atvaryti ir mano, atsimenu, pirmas vaidmo buvo, tai aš, nes jau jie buvo kažkaip ten pradėję statyti spektaklį ir nebeliko tų vaidmenų, tai aš atėjau ir su tinkleliu drugelius turėjau ten kažkaip gauti. Mano buvo toks personažas. Aš įsivaizduoju, žinai, šitos, neauklėtojos, o būrelio vadovės, kur, blem, ką čia tam vaikui duodi. Žinai, žiūri aplinkui, tinklelis, imk, žinai, kur. Jo, ir aš... Ir tėvam bando įrodyti, kad čia labai svarbus vaidmuo. Taip. Tai mano, aš taip pradėjau savo karjerą, gaudžiau drugelius. Pirmas vaidmuo yra drugelių gaudytojas. Gaudytojas, jo, su mėlyna maikė ir man atrodo, ten irgi buvo drugelis toks ant tos maikės ir aš gaudžiau, aš jau dabar neatsimenu, kas ten vat, Arnas Ašmonas vaidino tuo metu pagrindinį, tai vat, jo, bet aš taip tame būrelėje, sakykime, kiekvienais metais aš taip vis didėjo mano vaidmenys, aš taip, žinai, broviausi į pirmas eilės, tai visai fainai. Bet šiaip Jurbarkas nėra didelis, 10 000 gyventojų, bet iš ten kilę ir žiauriai šiaip daug žmonių, vargonininkų kažkodėl labai daug, nežinau kodėl. Svargė visi. Bet skulptoriai, rašytojai, šitasgi, Šabaniauskas, Glinskis, vienas iš pirmųjų režisierių, tokių garsių. Kas ten yra tam Jurbarke? Nežinau, gal kažkaip tas, taip iš anksčiau žiūrint, gal kažkaip tokia tiesiog vieta, ten tas Nemunas, žinai, ten manau, kad nemažai laiko praleidę visi va tie tokie, žinai, skulptoriai visi, nu žinai, kaip būna anksčiau, ten vaikščioja palei Nemuną, ten tokie peizažai, nu tikrai tokie, šiaip
į tą krantinę, kai nuvažiuoji, ten pasivaikščioti, tai tikrai toksai... Aš dabar praeitą vasarą važiavau link Jurbarko ir ten yra beveik nuo Raudonės, kažkas iki mano namų gaunasi 10 km ir ten yra gražus dviračių takas padarytas. Ir aš sakau, Gretai, paleisk mane, aš čia bėgu iki namų, tu važiuok, žinai. Ir aš tiesiog ten bėgo tą 10 km po ilgo laiko, aš esu ten kažkada važiavęs tą taką, tai tikrai taip bėgu ir galvoju, Jėzau, kaip čia gražu, žinai, taip, labai tikrai gražu. Tai manau, kažkiek tas visada įtakoja. Aura. Kažkokia jo ir tas, atsimenu, aš kai augau, mes kai važinėdavom ten į tuos kitus jaunimo festivalius, nes ten kažkaip yra, kad pastatai tas spektaklius ir tada važinėjai vieni pas kitus po festivalius. Tai čia nei kažkaip girintis, nei kažką, nei tuo metu aš labai suvokdavau, ar ten kažkaip labai rūpėdavau, tiesiog būdavo smagu, bet mes viską tiesiog laimėdavom. Ir mes buvom kažkodėl geriausi, mūsų šokių kolektyvas Jurbarko Šypsena tarp visų tų šokėjų festivalių irgi viską laimėdavo ir kažkaip ta Vaivorykštė ir Šypsena buvo toksai, tikrai toksai pasididžiavimas ir visi kažkaip ten norėjo patekti. Mes, pavyzdžiui, kai pastatydavom tą jaunimo spektaklį, tą va tokį, ateidavo visada premjeras, pilna salė, tai beveik 600 žmonių, pilnas kultūrnamis, pirkdavo bilietus, žiūrėdavo, plodavo ovacijom. Suaugę žmonės ateidavo ir žiūrėdavo į mus ten 16 mečius, kaip mes vaidindavom ir ten plodavo jie atsistoję. Tai, kažkas buvo, žinai, tuo metu aš net nežinau kaip, bet kažką tikrai fainai darėme ir manau, kad pagrindė tai čia tos Birutės vadovės nuopelnas, jinai, visiškai buvo atsidavus ir nei kiek tu kaip vaikas negali žvelgti, kad jai kažkas nerūpi arba kad jinai tingi, jinai tikrai žiauriai kažkaip su meile visą tą darydavo ir aš manau, kad čia pagrindinis dalykas. Tiesiog jinai ir dabar buvo šį penktadienį 40 metų Vaivorykštės jaunimo teatrui. Tai jinai visą laiką? Jo, jinai visą laiką. Ir dabar vėl irgi yra nauja grupė ir viskas. Man tiesiog nepavyko grįžti, nes keletas iš mūsų grupės grįžo pasveikinti, man nepavyko dėl repeticijos, bet jo, viskas vis dar vyksta ir tik tais gal per visus tuos metus, tai būtent iš mūsų tos grupės, tai ir buvo daugiausiai žmonių, kurie nuėjo kažkaip profesionaliai. Tai aš, Arnas, ir tada dar yra mūsų toksai Tadas Radišauskas, jisai Klaipėdoje baigė, bet jis dabar labiau su renginiu, bet, sakykime, vis tiek profesionaliai. Ir dar mergina tokia Lina, kuri irgi Klaipėdoje režisūrą baigė. Tai vis tiek jau 4 žmonės iš būrelio, kurie, žinai, kažkaip profesionaliai daro tą meninę veiklą, žinai, tai, nes visose kitose tai būdavo tokia tiesiog, kol tu mokykloje, žinai, būni, tai vat, tai šiaip tai labai, manau, kad tas būrelis man, nežinau, pamačiau iš tikrųjų daug spektaklių, nes vis laik kitos festivalius kviesdavo bent jau vieną kažkokį profesionalų teatrą, žinai, tai vis laik pažiūrėdavai. Pirmą tokį, kur mačiau profesionalų, tai kaip jisai dabar vadinosi, kurį menų spaustuvėje rodė, nebeatsiminsiu. Tas bičiukas, kuris pats parašė tą spektaklį ir jame vaidino, irgi Instagrame ten darydavo tokius, kuris piktas vairuotojas. Žinai gal? Piktas vairuotojas? Jo, ten buvo prieš metus gal kokie labai populiarūs. Žinau. Ir tada vienas vaidino labai vyresnio amžiaus aktorius, jie ten 3 vadino, Lubos grindį, kažkoks tas spektaklis. Bet tu žinai, apie ką aš kalbu, ne? Tai va čia buvo mano pirmas toks, kur aš pamačiau ir aš atsimenu, mes ten sėdėjom pirmoje eilėje ir aš ten... Julius Paškevičius. Va, man atrodo, kad Julius tai tikrai jo vardas, jo. Taip, Julius dar, jo. Bet va šitas spektaklis yra, atsimenu, man taip labai jisai... kažkaip suvirpino, nežinau, tai vad, žinai, vis tiek tu kažką darai, vaidini ir pamatai tuos dalykus ir, vis tiek, aš tai kažkaip manau, kad didžiąją dalim to būrelio dėka įsikvėpiu daryti, žinai, kažkokius tokius, ką dabar darai. Gerai, buvo čia gražioji pusė, bet buvo tokių dalykų, kad gastroliuodavot po Lietuvą, nakvodavot, kai buvot paaugliai ir man pasako, kad naktim šėldavot po tūlikus. Yeah. Ką ten darydavot? Viską, nežinau. Daug visko jo darydavom, nežinau net ką čia palauk. Mes su Arnu tai turėdom savo tokią nesąmonę, kad atvarom į tūlikus, įeinam į vidų, juos užrakinam ir išlipam per viršų.
Ir tada įsivaizduom kaip žmogus, kuris ateina ir žiauriai nori tūliką, pavyzdžiui, rimtesnio reikalo, jis negali įeiti. Ir Bet visi... jūs nematėt realaus. Ne, įvykio, nematėm. Tiesiog vaizduotis suveikia stipriau, ne? Bet mes visą laiką šitą darydavom. Šiaip labai daug. Iš tikrųjų, tai manęs Arno vos neišmetė 2 kartus. O, ne, palauk čia. Na čia tuoj, čia aparatas išsijungs. Prasivalyti. Čia toks self-cleaning. Jo. Mano tėvai, man atrodo, šitą reikia turi. Gerai, kad neseneliai. Viską nikam. Viskas, pasakok toliau. Tai porą kartų mūsų iš tikrųjų vos neišmetė. Taip, jeigu rimtai. Vieną kartą jau turėjom tokį rimtą pokalbį, kur jau ten vadovė ir verkė ir vos jau sakė, kad viskas varykit. Nes mes ten, kažkoks buvo užėjęs momentas, kur mes ten viską, nežinau, viską daužėm, viską darėm kažkaip, vis tiek ne taip, kaip reikia. Ten per spektaklius mes užkulsiuose tiesiog kažkokius saltus darom. Senoje vyksta vaidinimas, mes ten nuo rankų šokinėjom, žvejų rūmuose. Tai net patekęs į tokią terpę, žmogus, tu gali pasirinkti. Arba eiti į teatrą, į būrelį, daryti kažkokią kultūrą kurt, arba gali eiti laukais, griauti, gerti, ten rūkyti. Bet tu net patekęs į tokią terpę, tu vis tiek turi kažką blogo daryti. Aš nežinau, mes kažkaip su Arnu vienas kitą labai, man atrodo, pakurstydavom ir bet kažkokia tokia, kaip čia, ironija, kad mes dviese tapom aktoriai, žinai, matyt kažkoks tas buvo dar virš to, kad darai čia tą būrelį tyliai ir vis laik norėjęs tom taisyklėm proto matyti ribose, bet vis tiek kažką tokio ne iki galo tai buvo, žinai, užteko to tokio, reikėjo dar kažkokio vidinio tokio parako, kažką paveikti, kad iš vis būtų smagu, žinai. Tai atsimenu, ten tą mūsų kambariukie, kur būdavo visi trofėjai vaivorykštė, žinai, ten, viskas ten sudėta, sukaupta per tiek metų ir aš tiesiog sudaužiau kažkokį drugelį, matyt, labai labai svarbu vadovė ir jinai ten apsiverkė ir jau išėjo ir galvoju, viskas mane išmes, žinai, mes ten paskiau galvojam atsiprašymus, ten kažką ten su Arnu susirašinėjom, žodžiu. O tose festivaliuose tai jo, naktim ten, žinai, visko būdavo ir ten bėgdavai pas tas kitas grupės, ten gaudydavo tos budėtojos, ten slėpdavaisi, kažką irgi esam sudaužę, ten stiklą. Yra miestų, kurie nebenorėjo priimti vaivorykštės, nes... dėl to, kad per daug tiesiog. Mums, kai būdavo su nakvynė tas festivalis, tai ir jeigu mes pirmą dieną vaidinam, o antrą ne, tai būdavo mums tada jau gerai, pasiplanuojam kažką paveikti. Tiesiog. Bet būdavo grinai iš to, kad tiesiog padaryti kažkokias nesąmonės, žinai, ar ne tai, kad ten tiesiog prisigert, bet tiesiog padaryti kažkokių nesąmonių. Ten, pavyzdžiui, paauglystė. Jo, kitos grupės buvo ten tamsu ir durys. Ir jie visas duris atidarė ir visas duris apvarė lipne juostą. Ir žmogus eina į tūliką ir prilimpa, žinai. Geras. Jo, supranti, tokie dalykai tiesiog. Ir visada, žinai, tai... Ir kažkoks toks ėjo iš kartos į kartą ir tu žinojai, kad reikia daryti nesąmonės. Tu negali pavesti, žinai. Tai mes... Kaip krikštynas, žinai, geresnės padaryti. Tai mes kažkaip šitą labai fakelą norėjom nešti ir nešėm, man atrodo, sėkmingai, žinai, vos ne iki tol, kol reikėjo išeiti iš visų. Atsimeni Vokietijoj gastrolės? Jep. Man buvo 14 metų. O visiems buvo 16 ir kaip man pasako, jie jau galėjo gerti. Tai čia Vokietijos įstatymai. Vokietijai nuo 16 gali gerti. Kažkaip jo, jiems ten kažkaip ėjo. Man ėjo, bet ėjo. Ir man Arnas pasakoja, sėdim visi su bokalais, o man tu neša kolą, visi vokiečiai aplinkui žvengia. Jo. Ir buvo ten, aš atsimenu kažkaip, man atras, ten gal viena pirmųjų vakarienių toks labai ilgas stalas. Ir aš taip, žinai, prilaukiu, žiūriu vadovė, čia atsisėdo, tai aš į priešingą visai pusę, į patį galą, žinai. Tai aš ten paskiau taip nuo visų, žinai. Nes ten tie bokalai, ta prasme, žvėri, dabar tau pastatytų tą bokalą. Litrinį. Jo, tu toks... gerai, gal kažkaip išgersi, žinai. Tai, ten buvo. Šiaip Vokietija ten buvo, mes ten ir lovą sulaužėm, žodžiu. Tai po Vokietijos jūs norėjo išmės gal? Ir po Vokietijos tai apskritai ten... Norėjau uždaryti būrelį. Jo, tikrai ten buvo labai blogai. Bet smagu.
Bet, atsimenu, mes ten atvarėm, aš jau tiksliai neatsimenu, bet ten mes viską veikėm, žodžiu, mus atėjo ten jau po to naktį ramint vadovė ir tada kitą dieną mes turėjom tokias eitynės, kaip supratau, visi ten tie būreliai, miestai suvažiavę turėjo tokį eitynės, ten mes su kažkokiais tokiais lietuvių truputėlį liaudės rūbais, ten kažkokį arklį reikėjo nešti ir visi perbalė, visiems bloga, visiems tipo, taip, žinai, ir aš taip, 16 metų. jo, ir aš įsivaizduoju, žinai, vadovė, jai tai, tipo, jinai. Tai jos reakcija mes važiuojam su autobusu, žinai, tą vietą ir visi va tokie. Ir vadovė tiesiog tokie akmeninių veidų, žinai. Ir einam tas eitynės. Karšta, bloga visiems. Žodžiu, šiaip tai labai. Realiai dabar jinai galėtų sėsti kalėjimą, žinai, dabar Jo, viskas ant tiek dabar sujaudrėja. tai, po Jėzus. Neįsivaizduoju kaip. Nes jinai, žinai, jinai varydavo be tėvų, be nieko, iš esmės. Jinai varydavo viena ir ten, žinai, dar kitas ten toksai gintaras, kur ten apšvietėjas technikas, bet iš esmės, žinai, tai ne kaip dabar, žinai, ten tėvai varo į ekskursiją, ir, bet mums reikia dar 30 tėvų, kad važiuotų kartu, žinai. Žinai, toksai taip. Tiesiog viena į Vokietiją, žinai, ir ten. Stiprybės, Birutė. Birutė stiprybės, jo, visiškai. Dar vieną balių. Hebra tūsino, Jo. tu buvai blaivus, Taip. nežinau kodėl, bet pasiskolinai mašiną iš senelio. Kuo viskas baigės? Iš kur tu trauki tas istorijas, liavo? Žinau, labai erzina, kad šitas pokalbis nepilnas. Visą pokalbį gali rasti pas mane Contribui platformai. Iš anksto dėkoju, kad mane paremi. Ačiū dar kartą ir klausyk aktorių. Iki.